Muzikos pedagogikos katedra šiandien švenčia 55 metų jubiliejų. Tai mums nepaprastai svarbi data, todėl kad iš tiesų katedra buvo įkurta 1960 metais, bet ir visus 55 metus mes kaupiame išmintį, patirtį, kūrėme tradicijas ir gyvenome su muzika, su daina. Visas laikas, kiekvieneri metai buvo labai intensyvūs, įdomus, tiek dirbant su studentais, tiek kuriant katedrą, tiek kuriant, ne grinai katedrą kuriant, bet ją plėtojant. Juk mes, kai aš atvažiavau, dar beveik nieko nebuvo ir patefono neturėjau. O dabar žiūrėkit, turime 6 aukštą su laboratorijom, su viskuo. Tai ir taip kasmet. Paskui, grįžęs iš Maskvos, iš studijų, pasiūlė man rengti vadovėlius. Vėlgi įsijaučiau labai smarkiai ir daug metų kūriau tą naują muzikinio ugdymo sistemą. Prieš teikdamas gėles katedros vadovui, gerbiamai Janai, galbūt verta pasakyti, jog dažnam žodžiui, dažnom eilėm prireikia muzikos. O muzika iš esmės kaip ir nereikia nieko. Todėl mažiau žodžių, tegul skamba muzika. Vakarykštėme koncerte pamatė bendruomenė, kad iš tiesų muzikos katedroje nepaprastai talentingi, darbštūs ir išskirtiniai vaikai mokosi. Tikrai taip. O dėstytojai taip pat yra išskirtiniai mūsų. Mes esame tikrai nepaprastai šauni, darni komanda ir stengiamės, kad mūsų studentams būtų atiduotos pačios geriausios žinios. Mes daug koncertuojame su universitetu iš tikrųjų, tai galbūt tas toks Šiaulių mastu kaip ir žinomas žmogus. Kitas dalykas, suteikta galimybė važinėti po kitus projektus. Aš buvau šių metų dalyvė, Lietuvos balsas. Tokios suteiktos galimybės mūsų universitete. Kaip tau sekėsi balse? Galima sakyti, kad pasisekė, patekau į dvikovų etapą. Aišku, iš dvikovų iškritau, bet pasisėmiau naujos patirties ir viskas super. Kokias perspektyvas pati savo matai? Perspektyvos? Aš tikiuosi, kad būsiu mokytoja. Norėčiau tapti labai gera mokytoja. Iš tiesų esu labai patenkinta, nes yra sudarytos visos galimybės bendradarbiauti ne tik tai su Lietuvos universitetais, profesoriais, tačiau ir su užsienio šalių atstovais. Tai iš ties ir bakalauro studijų metu, ir magistrantūroje iš ties buvo pats gražiausias, ko gero, laikas, kuris atvedė mane šiandien į doktorantūrą jau. Žiedų, tai yra kompozitorių, dainininkų, muzikantų, profesorių, visokios kitokios prabos pedagogų. Svarbiausiai tai, sakyčiau, jauniems žmonėms įpūsti dvasią, jausmą išugdyti, iššaukti jaunose žmonėse poreikį gėriui, grožiui, menams, muzikai. Mūsų misija yra išaukti, ištraukti iš žmogaus tą gėrį, grožį. Dar vienas toksai labai svarbus momentas, kad mes patys labai daug ką susikūrėme. Sakykime, pavyzdžiui, mūsų garso studija buvo sukurta mūsų idėjų tiesiog dėka. Mes patys generavome idėjas, patys susikūrėme projektą ir dabar turime, sakykime, tą garso įrašų studiją. Mes turime daug rėmėjų, kurie mums padeda. Sakykime, dabar po vakarykščio koncerto aš jau sulaukiau keleto pasiūlymų koncertuoti mūsų studentams Šiaulių mieste.
šitas choras susikūręs 1974 metais ir jam vadovavo didžiuliai korifėjai ir Sigitas Vaičiulionis, ir Marija Žibudienė, ir Jonas Kievišas, ir daug metų, panašiai 20, gal virš 20, ir maestro Gediminas Ramanauskas, ir maestro Vaitotas Juozas Lygutas. Mokau studentus, nežinau, ar tai svajonė, dainuoti iš širdies į širdį. Ir mano svajonė, kad jie tą darytų ir ta tąsa būtų tai, ko šiandien mokau juos choro studijos metu, tai kad jie darytų, pakeisdami mane po kažkiek tai metų, tęstų mano pradėtą darbą ir kad aš, būdama po kokių, nežinau, gal 20 metų ateičiau jų koncertus ir ateičiau jų studijum koncertą ir man būtų malonu žiūrėti, kaip jie diriguoja ir dainuoja jau kitą kartą. O mama, mano paukštė vieniša, artima ir tolima, o širdis viena, pakilėk lygi dangaus, pakilėk lygi dangaus. Didžioji dauguma mūsų studentų dirba pagal specialybę. Ir tas yra įdomu, kad mūsų studentai yra išsibarstę po visą pasaulį, absolventai. Ir jų diplomas yra pripažįstamas. 3 mokytojos dirba Amerikoje. Tikrai žinau, kad dirba Anglijoje 2 mokytojos, muzikos mokytojos. Vokietijoje, Airijoje, Islandijoje. Ir aš manau, kad tai yra didžiausias rodiklis, kad mūsų studentai yra tikrai kokybiškai ir tinkamai parinkti. Jubiliejaus proga, ką palinkėtumėt savo studentams ir kolegoms? Šiuo metu tai matyt, kad labiausiai mums reikėtų optimizmo, energijos ir tikėjimo sėkme. Tai to aš ir palinkėčiau. Blogai.